žvaigždės kiaurai dega ir krenta. Sveiki, aš Domantas Šeškus, editeris, trikšotų mėtytojas ir dar šiek tiek krepšininkas. Iš kur atvykot, ar turit merginą? Iš Prienų, merginos neturiu, vis dar laukiu žinučių. Koks jausmas apsilankyti šiandien Silver Stars Summer Camp? Man visada smagu važiuoti per stovyklas, dar kai pamatai, kad pas vaikus labai geras vaibelis, tai pats išsihaipini, tai šiandien teko paprakaituoti biškį, bet smagiai viskas. Marškinėliai gražus visai. Šiaip jo, dar man šitą nuotrauką gražiausia. Šiaip žiauriai gerą darbą daro tos tokio media visokio. Tai pažaidėm su multiball challenge padarėm, su nugalėtoju pažaidžiau 1-1, šiek tiek sudaužiau, pamaudžiau, matysite turbūt ištraukas. Paskui iš vidurio įmečiau vaikam. Šiaip šitas smagiausias dalykas, kai įmetu iš vidurio ir vaikai daro atsispaudimus. Tai šiek tiek darbo, o šiaip, sakau, vaibelis geras buvo, tai labai smagiai praėjo diena. Tai kas nežinot, arba žinot, bet galiu priminti, atvažiavo pas mus Domantas Šeškus, Damkė, krepšininkas vis dar ar buvęs krepšininkas? Davai, vis dar. Vis dar krepšininkas, taip. Wikipedija rašo, nuo 2010 iki 2017 metų Prienų komandos žaidėjas, taip? Taip. Ar taip tiesa? Lietuvos krepšinio lygos žaidėjai, taip? Taip, tai gal papasakok pradžiai būtent apie tą savo karjerą, dar Prienuose, LKL-e, pas tėtį ir ne tik pas tėtį žaidėjai. Įsveika. Jo, žaidžiau ir pas tėtį, ir ne tik pas tėtį, bet prasidėjo viskas, man atrodo, 17 metų, kai iš mūsų regioninės krepšinio lygos butlerių komandos paimdavo kelis jaunus žaidėjus į pagrindinę komandą. Aišku, mes ten rolės nieko didelės nedarydavom ir kažkaip pagalvojau, kad gal čia visai variantas padaryti kažką, jeigu visiems patinka jaunimui, tai pradėjau daryti tuos video ir po biškį, tos pačiu pradžioj gal tos drąsos nebuvo, ką kiti pagalvos, bet po biškį ėjau žingsnis po žingsnio ir dabar visai smagiai man kuriasi. Kokius kelius atidarė tas influencinimas, visas tas turinio kūrimas? Šiaip kaip šiais laikais, tų influencerių laikai, tai aš manau dideli keliai, kartais tu gali daugiau galimybių gauti nei žaidžiant krepšinį. Ir šiais metais turbūt didžiausias mano pasiekimas iš influencerio kelio, kad pavyko sudalyvauti visiškai nemokamai Eurolygos finaliniam ketvirtį. Vykom į Berlyną, tai visi bilietai, viskas buvo apmokėta. Tai jo, pavyzdžiui, tos opcijos ateinančios iš socialinių tinklų labai smagiai žiūrisi. Koks yra nemėgstamiausias treneris? Virginijus Šeškus. Virginijus Šeškus. Mes įkelsim. Įkelsit, čia Reelsas bus. YouTube'o blogas. Tai gal ir Reelsas sukapos, tai linkėjimai žiūrėti. Ne, tai aš tikrai nepataikiau. Juk nepataikai, netrikščiuoti. O tai nematėt mano video, kad aš su šitais prametu labai daug? Ne, eidžiais trikščiuoti. Eikit, jezra. Bet jeigu visus pataikau, visi po 10 atsispaudimų. Davai. Jeigu nepataikai visų jūs 10 atsispaudimų. Neįmanoma. Dabar jūs 10. Bet čia šitas šotas. Ai, kad aš net su paprastu nepataikau. Su šituo neįmanoma. Apple breakdance. Lama, tai aš čia paskutinis liksiu. Neįmanoma. Kaip Omantas sakė, visus savo challenge'us pralaimė. Nu blemba, įkris bent. Vienas taškas. Kas toliau? Bet aš paskutinis, aš čia tik parodžiau. Esu ir lygus. Aš. O Dieve. Nu dėdė, aplenksi su nienu. Kiek jau? Nu, dėdė, mes. Opa! O dėdė. Dėdė varas. Opa! Dėdė, 3! Naujas lyderis. Ką manot apie dėdės pasirodymą? Geras. Jeigu jis laimi iki 3 taškų, aš visą savaitę jums vežu ledų po treniruočių. Gerai. Germa. Kovo kamuolį. Germa. Kaip trajeką mes iš čia.
Kaip mestra Jakubą? Stepekas ir tada tritaškis. Atsargiai ant breakerį. Stepekas. Beveik. Dar galvojau praleisti. Dabar stepekas. Va, žinot, koks mano mėgstamiausias sudėtis šitas. Viskas po vieną tašką. Gerai. Parodžiu. Kažkiek gėda. Kažkiek gėda. Pasiduo Germui. Gaus kūną. Jeigu praloši Germui. Tritaškį met. Kur Germa? Oi! Kaip bloką išrašė. Gynyba. Už nugaros. Aš matai, kaip pasidėjau. Taip galima? Karat žaidži. Dvigubas varimas. Aukštiniai skaityti. Basket. Davai, dabar gynybinį mes. Trikščiotai mes. Vis geriau. Yes! Pasibėsės Germa. Trajeką ir gaunam kiekvieną dieną. Lemba, čia reikia apsidengti. Pakrosino. Atsargiai. Bauda. Danka. Arba danka, arba logo. Ne, neskaito. Yes! Man reikia motyvacijos. Nusimk, Mike. Man reikia motyvacijos. O, maura, ne maura. Puikia varo kiaura. Varo kiaura. Maura, ne maura. Puikia 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 varo kiaura. Ne maura. Puikia varo kiaura. Maura, ne maura. Puikia varo kiaura. Maura, ne maura. Puikia varo kiaura. Ai, kaip gaila. Davai, stokit dabar visi prieš mane vieną. Gerai, per lengva. Aš nebenoriu. Man jau klaida. Kažką menkaus bus. Nesvarbu. Kajų pagulti. Tai visi pulki. Visi. Karalius. Karalius. Gerai, bet jeigu įmetu iš 7 kartų darot po 10 atsispaudimų vis. Tai gerai, tu nedalyvauji. Jei prametu visiems po ledų kortų. Blemba! Jau dabar jau liaudinos. Davai visi. Prisidirbam. Sveikas, Emil. Kaip išsilaikęs? Gerai, Kaip nuotaikos? normalius. Pavargęs? Jo, labai. Nieko, pailsėsi jau tai, ne? Klausyk, šiandien buvo atvažiavęs Damkė. Ar patiko pabendrauti su Domantu Šešku? Taip. Kas įdomiausia buvo su juo pašnekėti? Nusiklausimas. Kokie buvo klausimai? Apie ką? Mama ar kino? Nu, šiaip visų. Apie ką pasakojo? Man čia vaikų klausimus ar ką? Ką Damkė atsakinėjo? Apie ką papasakojo jums? Oi. Nu taip, kas įstrigo, kas tau buvo įdomu?
kad kai aš klausiu, kokia buvo stipriausia trauma, per apšilinėjimą ar kur ten susilaužė riešą, vėl kitos rungtynės ir praėjo tas riešas ir kitas susilaužė kitom rungtynėm. Džiauriai, ne, taip biškai. O paskui dar pažaidėt 1-1 su dar? Jo. Kaip sekės? Gerai. Kas laimėjo? Aš. Pasakok, kaip tau pavyko laimėti? Tiesiog nesistengė. Napkai nesistengė? Jo. Ar tu stengiai? Aš stengiausi, jis ne. Ir laimėjai? Jo. Bet faina laimėti, ne? Jo. Tai labas vakaras, kaip jaučiatės? Atėjo ilgai jūsų lauktas konkursų vakaras. Pradėsim viską nuo Skills Challenge. Ar įsivaizduojat, kad čia galėtų būti? Esat matę, NBA būna per All Star game būna Skills Challenge. Tik dabar ten jau yra komandom, bet seniau būdavo po vieną visi varydavo. Tai ir jūs taip pat varysit visi po vieną. Kas laimės finalą, gaus dovanų Silver Stars organizacijos įsteigtas kojines ir taip pat laimės 2 bilietus į pasirinktas Panevėžio Lietkabelio rungtynės Panevėžy Eurocup, Europos tauriai. Už Lietkabelį! Oi, žinom kokią skanduotę. Žalio balta, hei! Hei! 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 Žalio balta, už rytą! Čia yra žiauru. Ir į didįjį finalą pateko Kajus Apulskis su 29-0-0. O antrasis finalo dalyvis Germantas Piečius 34-66. Ir pirmasis finalą pradės Germantas. 3, 2, 1. Kur yra čia? Gerai. Ir visiems. Galėjai nepramest tų pačių pirmų, gal ir būtų manęs. Koks laikas. Vat nesakyk. Gerai buvo, gerai. Kviečiame abu finalo dalyvius sužinoti, kas nugalėjo šiame finale. Kajus Apulskis ir Germantas Piečius. Kas palaiko Kauno Žalgirį, rezultatas mums yra svarbus. Mes palaikome žaliai baltus. Vienas finalo dalyvis įveikė atstumą per 43-78. Kitas finalo dalyvis per 27-38. Ir nugalėtojų tapo, rankas duodam. Nugalėtojų tapo nugalėtojų. Ir bilietus į Lietkabelio Eurocup rungtynes laimi ir Silver Stars kojines.
komentaras. Kaip jaučiatės? Gerai, stengiausi labai, nes norėjau nueiti pažiūrėti rungtynės ir kad gaučiau prizą. Šiaip žaidžiu labai gerai ir greitas esu. Viską iš pirmo karto padariau, tik net 2 žingsnį. Bet toliau viską gerai padariau. Šaunuolis, ką jau dabar švęsti su fanais? Švęsti su fanais! Naglis pradeda, vieną dar jau. Gerai, į didįjį finalą su 27-81 pateko Deivis. Finalo dalyvis. Labai atkaklėjo kovoje. Paulius. Sakykit savo. Su 29-07 Tomas Švažas, kuris ir pradeda didįjį finalą. Žodis prieš finalą. Linkėjimai. Antrasis finalo dalyvis Deividas Vilčinskis. Ar pasiruošę? Nesakykit. Tomai, kaip manote, koks jūsų rezultatas? 2-8. Kaip manote, Deividai, jūsų rezultatas? 27 ir 1. 2 rezultatai. Vienas rezultatas 25 ir 19, kitas rezultatas 26 ir 56. Ir čempionu tampa. Ir iškovoja nuostabų prizą. Ne 2000 eurų, bet iškovoja prizą Deividai, nugalėtų interviu greitai. Kaip manote, kokia sėkmės priežastis? Greitis ir taiklumas. Ar jūsų varžovas, kaip tikėtės, pademonstravo tokį rezultatą, kokį tikėjotės, ar ne? Aš tikėjausi, kad jis pademonstruos irgi gerą laiką. Gal turite kažkam perduoti linkėjimus? Kas išmokė jums taip varytis? Linkėjimai tėčiui, šeimai, giminiai ir draugams. Labas vakaras visiems. Sveiki atvykę į 3 minučių vakarą. Mano satiesiu Jokūbui, nes daug perdžiu. Komentarą. Perdžiu. Aš pliusą duodu Danieliui, nes daug judėjo be kamuolio, stengiuosi treniruotėje, ypač vakarinėje. Pliusą duodu Tomui, geras draugs, mane pridėjo prie Snapchat'o ir skaniai perdu. Pagaliai nesakydė. Tikriausiai gavau daugiausia pliusų šį vakarą, nes buvau draugiškas, dalinausi, bandžiau treniruotėje, stengiausi. Nieko nedariau, nieko nestumdžiau, žaidžiau švariai, be baudų, stengiausi nesistumdyti. Ką veiktum su 150 eurų teamsport.lt čekiu, jeigu laimėtum? Nusipirkčiau batelių, arba savo batelių, arba broliui. Ačiū, kad žiūrėjote. Subscribe.